meistriukai. Šiandien bus dėdė Henkas pamokėlius. Pamokėlius darysiu jūs, dėdė Henka pamokins jūs, kaip reikia išmaišyti Knopffugenfühleris. Ne visi specialistus moka išmaišyti Fugenfühleris. Jo. Tai mums dabar reikės pradžiai švarų kibirus turėti, vandenius, čia buvo gruntus geras, bet dabar vandenius dėdė Henkus įsipylė. Ir Fugenfühlerius irgi tiek beturi dėdė Henkus, bet pirmai pamokėlį jums užteks. Tai dabar ką darom? Niekada pirmą nedėkite Fugenfühlerius. Pirmą visada įsipilkite vandenius, kadangi mums nereiks daug košės, tai mes įsipilam vandenius, įpilus vandeniu, tada imam su pirštinius Fugenfühlerius ir trupinam po biškį, kaip kviestumėt mažus viščiukus, čip, ateikit valgyti. Taip, dėdė Henkas viską žinas. Ir reikia po biškį trupinti ir leisti nusistovėti biškis Fugenfühlerius. Nes kitaip bus blogai, Fugenfühleris greit sudžius, nespėsite jūs jį išdirbtis. Tada ateikit arčiau vaikučiai, pažiūrėkit į kibiros dugnas. Kaip mes čip ateikit viščiukai mažyčiai, Svarbiausia neįdėti per daug Fugenfühleris, nes jeigu įdėsit per daug, jis jums sukietės. Dabar, kai jau tiek prisibėrėt, dabar reikia duoti kašytį nusistovėti kelias minutės. Nusistovėję jau, galime pradėti maišyti. Lietai niekada gyvenime nenaudokit mikseris Fugenfühleris maišyti. Jeigu naudosit mikseris, jis greit sustings. Nebent jums reikia Fugenfühleris netepti, a gabalais krauti. Dėdė Henka žino, kas sako. Makinkitės. Ir taip maišat, negali dėdė Henkus rodyti vieną ranką, kitą maišyti. Maišat, kol bus vienalytį masė. Visada tik su glaistiklį maišat. Jeigu norit naudoti labai mikseris, tai mikseris turit naudoti ant labai mažas apsukas. Kad suktukas suktas vos aplinkui kibiras. Tai va, mėly meistriukai, pažiūrėkit, kokią gavos košytę. Galim blyną kepti. Tai šiandien mūsų pamokėlė baigta. Visa gera, vaikučiai.